Mes randamės Jurbarko krašto muziejuje ir Reaktor Body kanalas norėtų padaryti apibendrinimą projekto Iššūkis kūnui ir finalinių akordų Karklys festivalyje. Projektas startavo, mes įvykdėm atranką, jūs ją stebėsite. Kaip sakoma, prieš gamtą nepapūsi, truputėlį mus pašaldė orai, bet buvo nuotaika gera, dalyviai optimistiškai nusiteikę ir stebėkite mus mūsų kanale, mes dalyvausime ir ruošime sportininkus. Sveiki, projektas Iššūkis kūnui ir mes kalbinome vieną iš konkursančių. Ne pirmas iki stovinčią ant scenos, nes aš šalia net stovėjau šitos merginos. Koks įspūdis Klaipėdoje vėjuotam ore? Iš tikrųjų šalta, vėjas labai pučia ir su bikiniu sunkoka stovėti iš tikrųjų. O šiaip nuotaikos labai geras, esu pasiryžus tą iššūkį priimti kūnui ir manau, seksis gerai. Kalbiname dar vieną iš konkursančių. Iš kokio miesto esate ir ko jūs tikitės iš šito projekto? Aš esu iš Kauno ir aš iš to projekto tikiuosi, nežinau, iš tikrųjų tikiuosi savo įrodyti galbūt, kad galiu gyvenime pasiekti, ko noriu. Tikiuosi gražiai sveikai atrodyti ir tiesiog, nežinau, išbandyti save turbūt. O vyram? Man svarbiausia, kad aš savo patikčiau. Supratau, ačiū. Sveiki, randamės Reaktor Body kanale ir kalbiname dalyvį Iššūkis kūnui, kokie įspūdžiai ir šiaip ko tikėsi iš šito projekto. Na, nežinau, įspūdžiai tai tikrai geri, visi maloniais kažkaip ir sutiko ir smagu čia ir juokelių visko būna ir iš tiesų tikiuosi, manau, tai pagerinti formą savo iš tiesų, sužinot kažką naujo galbūt. Scenos baimės neturi? Na, gal šiek tiek yra tas jaudulys visą laiką kažkaip toks jaudinas, iš pradžio atrodo nieko, bet jau kai reikia tą minutę ateina lipti, visą laiką kažkiek jau dvejot pradedi dėl visko, bet paskui jau, kaip sakoma, atėjai, tai jau nebėgsit gal. Tikiuosi, mes padėsim tau nugalėti tą scenos baimę ir užlipti ant scenos. Su kokiu tikslu atėjai į mūsų projektą? Visiškai be tikslo. Visiškai neturi tikslo? Ne, jeigu atvirai, tai treneris pasiūlė sudalyvauti ir susigundžiau. Bet mintis yra kokia? Mintis, žinoma, kad patobulinti savo kūno linijas ir atrodyti geriau. Ko gero toks būtų tikslas pagrindinis. Žinoma, tu jau ant scenos ne vienas įkėsi buvęs ir kokia tavo bus įspūdis išeiti ir atlikti kažkokias tai pozas? Prieš čia atvažiuojant iš tikrųjų net neįsivaizdavau. Jei atvirai, kur važiuoju, bet dabar kažkaip tai viskas atrodo ne taip ir baisiai, kadangi tekę lipti ant scenos ne kartą, tik tai kitų reikalų, bet jo, labai laukiu iš tikrųjų. Bet tos kreivos pozicijos įdomus? Įdomios pozicijos, jo reikės dar padirbėti prie jų.